Gerai, bičiuliai, paskubam. Dėl Dievo meilės, Margareta, prisimink, kas yra dėžėje. Žinau, taip pat žinau, kad jie turi būti laikomi atitinkamoje temperatūroje ir negali leisti nei vienam iš jų sugesti, ar ne? Gerai pastebėjai. Mes vėluojame, draugai. Nagi, paskubėkime. Ei, bičiuliai, paklausykit. Aš šiek tiek abejoju. Aš esu, dėl to, kad esu išėjusi pensiją valstybės tarnautoja. Aš namų šeimininkė. Jūs patys suprantat. Nemanau, kad įstengsiu tai padaryti. Margareta, prisimink apmokymus. Ką būtų pasakęs Merfis? Margareta, nagi, aš pats esu tai patyręs. Mums tu reikalinga. Na gerai, padarykime tai. Ei, manai, mes sugebėsime? Žinai, Džiulė, aš ilgą laiką jaučiausi nereikalingas. Negalėjau patikėti, kad Tonis paprašė mūsų tame dalyvauti. Tai pirmas kartas, kuomet kažkas be tavęs manimi patikėjo. Aš nenoriu jo nuvilti. Tu tikrai jo nenuvilsi, Darrenai. Tu turi daug sugebėjimų. Ir jei Tonis nebūtų to pastebėjęs, jis nebūtų tavęs prašęs prisidėti. Tave taip pat liečia. Tu irgi pakviesta prisidėti. Aš apie tai nebuvau pagalvojusi. Nors gerai pagalvojus, aš nežinau, ar būčiau išdrįsęs prisidėti, jei nebūčiau lankęs apmokymų. Suprantu, keista ar ne, kad nors ir kiek daug bedarytume, mes žmonės labai nepasitikime savimi. Pavyzdžiui, Margareta, ji siekė karjeros, vėliau augino vaikus, o šiuo metu ji kartu su mumis. Taip, bet paskutinę minutę ji vos nepasitraukė. Štai ką aš vadinu drąsa. Gali bet ką padaryti, jei tavęs nekausto baimė. O jeigu ir labai bijai, tačiau išdrįsti veikti, tu esi be galo drąsus. Aš irgi taip manau. Ar mes nevėluojame? Pagal planą, 2 minutės. Ar jie iš tikrųjų veikia? Atrodo labai nesvarbus. Visiškai. Nevyniojant žodžių vatą, aš be jų pasiklyšiau. Supranti, esu pasineręs į technologijas, kompiuteriai, satelitinės navigacijos, MP3 grotuvai. Tai visiškai nesudėtinga. Kai išmokai naudotis vienu, gali valdyti ir kitus, nes jie veikia labai panašiai. Nebandyk manyti, kad aš be jų išsiveršiau. Kadais aš buvau paskutinis nekilnojamo turto brokeris neturintis kompiuterio. Dažnai pamastau, ar tai nebuvo tikroji priežastis, kodėl buvau atleistas. Atrodo, jo gyvenau tarsi batų dėžutėje, net nenumanydamas, kad aplink yra visas platus pasaulis. Tik neįsižeis, Margareta. Aš nesakau, kad tu gyveni batų dėžutėje. Ne, neįsižeidžiau. Aš esu per sena visokiams technologinėms naujovėms. Visiškai ne, Margareta. Tu tokia jauna ir turi turbūt 2 daugiau košės galvoje nei aš. Akimirksniu išmoktumai naudotis bet kuriuo iš įrenginių. Tu tikrai taip manai? Garantuoju. Peržvelk, kiek iššūkių tu priėmei per visą gyvenimą. Apmokymuose Merfis teigia, jeigu tu sakai, kad negali to padaryti, pastatai savo kelyje dar vieną kliūtį. Taip, prisimenu, bet teoriją sunku pritaikyti realioje praktikoje. Žinai ką? Jei mes šiandien ištversime, aš apsimsiu ir padarysiu iš tavęs kompiuterių asę. Štai ir atvykome, draugužiai. Atrodo šiek tiek apleista. Tikrai manot, kad jie vėliau rinksis šioje vietoje? Garantuoju, aš savaitėmis naršiau internete. Jie plūs čionai ir mes tam būsime pasiruošę. O jei jie atvyks vienu metu ir mes negalėsime su jais susitvarkyti? Gerai pastebėta. Kas tuomet? Paprasta. Neturėsime kitos išeities, kaip panaudoti branduolinį ginklą. Jokiais būdais. Tai neetiška. Atsimink, ko mes išmokome. Kartais turime prieiti kompromiso ar net aukotis. Tai išlikimo klausimas. Paklausyk, manau, mums to neprireiks. Jis teisus. Pasiruoškime. Mes neturime laiko. Man baisu. Viskas bus gerai. Bičiuliai, mes jau buvome apmokinti. Mes žinome, ką daryti. Iš tiesų. Nagi, padarom tai. Pirkite kareivišką apkepą už 1 eurą.
Mes neturime jokios išeities. Teks panaudoti branduolinį ginklą. Velniop, trauk jį. Bičiuliai, manau, mums pavyko pradėti verslą.